Labukas, Milda. Labukas, Reda. Žinai, noriu pasidalinti savo paskutinio laikmečio darbo su klientais pastebėjimais. Dauguma iš jų mini tai, kad jie neturi finansinės laisvės. Ir aš žinau, kad tu labai paskutiniu metu daug dėjai dėmesio ar pati dalyvautum ir esi pažengus kaip finansinės laisvės siekianti asmenybė. Papasakok daugiau, kas yra, kaip tu supranti finansinę laisvę. Gal pirmiausia pradėsiu nuo to, kad daug žmonių supranta finansinę laisvę kaip daug pinigų. Ir Mhm. aš taip kažkada galvojau, tačiau tai nėra tiesa. Turėti daug pinigų visiškai nėra finansinė laisvė. Mhm. Dabar tikriausiai kyla klausimas, kodėl. Tai daug pinigų, visų pirma, Reda, kiek yra daug pinigų? Nu, Tau bus vienam gali tūkstantis, kitam ir 10 milijonų, priklausomai nuo to, taip. koks atskaitos taškas ir kiek tu dabar turi šiuo metu. Taip, tai daug pinigų yra labai kiekvienam individuali suma. Antras dalykas, daug pinigų gali labai greit ateiti ir labai greit išeiti. Ir tai nebus jokia Mhm. finansinė laisvė. Tai va, tai turėti daug pinigų nėra finansinė laisvė, visiškai nėra finansinė laisvė turėti milijoną, nes milijonas, jeigu tai paskaičiavus, jeigu dar ne visai viena koja grabe, taip pat labai greit dingsta. Tai va, tai trumpai pasakysiu, kaip yra va, turtingų žmonių suprantama ta finansinė laisvė, kodėl jie dirba, kaip jie dėl ko jie dirba. Tai turtingi žmonės dirba dėl to, kad jie investuotų pinigus. Ir finansinė Mhm. laisvė yra tada, kai investicijos neša pasyvias pajamas. Tai yra, nu, turbūt beveik vienintelis kelias, nebent ten paveldėtum didžiulius pinigus, milijonus, bet ir tai Tai galima kaip ją išvengti. pasiekti? Aš tikrai žinau, kad tu labai domiesi ir tikrai esi pažengus į pinigų valdymo srityje. Tai kaip ją pasiekti, tą finansinę laisvę? Arba kaip jos siekti? Mhm. Tai va, tai kaip ir minėjau, investicijos visų pirma Mhm. reikia susikurti pasyves pajamas. Ir kai tavo Mhm. pasyvios pajamos pasidaro didesnės už tavo išleidžiamą sumą, tada Mhm. tu esi finansiniai laisviai, nes tu visada iš pasyvių pinigų gali tenkinti savo poreikius, gali daryti savo projektus, gali realizuoti save, gali keliauti, gali aukoti, Mhm. gali padėti kitiem. Taip. Ir visada tie pinigai ateina. Jie yra, pinigai dirba tau, o ne tu dirbi už pinigus. Va tik tai tada tu išeini tą laisvę. Tai kaip tai pasiekti? Visų pirma, reikia žinių. Be žinių, nu, vat, ten, nežinau, pyragus kepti, kokius arklius auginti, šilaugės auginti, visur reikia žinių, va tu neteisi, bam ir nepadarysi. O su pinigais visi galvoja, gavau pinigus ir jau viskas gerai. Tai ne, nes Ar labai tik greit. žinių užtenka, kad tai pasiektų? Nes tikrai daugeliu atrodo, kad tai nepasiekime, kad jie tam negimė, kad jie kažko nemoka, kad jiems nelemta. Tai visgi dėl ko daugeliu žmonių atrodo, kad tai yra nepasiekiama. Mhm, Ar tik žinios? ne tik žinios, tai yra svarbu turėti žinių, tačiau dar svarbesnis dalykas yra turėti turtingą mąstymą, turėti teisingą mąstymą. Aha. Ir vat kodėl, tu klausi, kodėl daug žmonių netiki. Todėl, kad jie taip pat turi viduje ribas. Tai va, Mhm. noriu duoti tokį pavyzdį, kad kai aš buvau studentė, man 140 litų atrodė labai daug. Šiandien aš dirbu su projektais, kur sukasi sumos, ten, tarkim, biudžetai 4 milijonai. Ne? Tai gali įsivaizduoti, kaip mano mąstymas jau yra pasiruošęs visai kitom sumom. Tai nereiškia, kad Mhm. jos visas ateina pas mane į sąskaitą, bet tai jau yra mano mintyse. Tai va, kodėl žmonės Mhm. netiki, todėl kad pas juos dar nėra mintyse tos galimybės, kad jie gali turėti tokias didelės sumas, tai juos gazdina. O Jiem kokie tavo manimų pagrindiniai žingsniai? Lietum taip trumpai pasakyti, ar visgi tai nenusakoma trumpai? Kokie galimi pagrindiniai žingsniai finansiniai laisvai pasiekti? nusakoma, tai visų pirma mąstymas, be mąstymo Mhm. tikrai gausi milijoną, išleisi, prarasi ir nebežinosi, kaip vėl uždirbti. O kas turi tą Mhm. mąstymą, gali gauti, prarasti ir vėl uždirbti, nes tai jau yra tavyje, tu jau esi tam turtingam mąstymę, taip? Mhm. Ir tada jau tavo mintise, jau tos sumos jos netrodo nerealios, kažkokios tu žinai, Mhm. tu tiki, kad tai įmanoma, ne? Mhm. Tai turtingas mąstymas, pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra finansų valdymas.
tai O. daro labai labai nedaug žmonių finansų valdyme. Mm. Daugelis žmonių turi vieną sąskaitą, gyvena nuo algos iki algos ir galvoja, kad mėnesio pabaigoje atsidės, bet nebėra ką atsidėti. Tai va, tai visi turtingi žmonės valdo savo finansus. Moka valdyti. Taip, moka ir tai daro. Ir tai daro Mhm. A, ir taip sėkmingai daro. valdo finansus. Va, ir jeigu pažiūrėtume neturtingų žmonių biudžetą, tai dažniausiai jie galbūt bando, galvoja, kad valdo, bet jeigu tik vieną sąskaitą, tai tu nevaldai savo Ar tai finansų. galima išmokti valdyti? Žinoma, žinoma, tai Mhm. būtinai. Dar vienas klausimas, čia daug labai noriu paklausti per trumpą laiką. Labai daug dirbu su aukščiausiam unikaliom, autentiškom žmonių vertybėm. Tai yra padedu nusistatyti jiems savo gyvenimo kryptį, tai, kas jiems tuo metu svarbu, dėl ko jie keliasi kiekvieną rytą, dėl ko jie gyvena. Kiek tai aukščiausios vertybės, unikalios vertybės turi sąsajų su finansinė laisvė? Labai daug, redama, tai jeigu nėra finansinės vertybės, tu nebūsi motivuotas siekti tų Mhm. investicijų, kaupti pinigų, tu tarsi gausi pinigus, tau jie bus arba nesvarbus, arba degins rankas Mhm. ir nieko nebus. Nebus tos motivacijos ir tvirto žinojimo ir noro, kad aš noriu sukaupti finansinę gerovę, žinau dėl ko tai darau. Tai, va, tai gali būti tiesiog nefinansinė vertybė, kai žmonės tikrai jie patinka investuoti, patinka va, tas finansinis žaidimas, gali būti netiesioginis, tai tu kuri veiklą Mhm. ir per savo veiklą uždirbi finansus. Tai va, viena iš dviejų tikrai turi būti, kitaip sunku yra. Mes dabar čia labai trumpai apžvelgiam labai esminius dalykus apie finansinę laisvę ir kaip jos pasiekti. Ir žinau, kad tu ruošiais ir mes ruošiam bendrą kursą. Tai pristatyk jį žmonėms, kad tikrai ne tik aš galėčiau pasinaudoti, nes tikrai daug naudingų savo patarimų ir išvalgų radau, tai, ką tu darai, tai, ką mane supažindinai, bet ir kitiems, kad būtų verta, naudinga ir būtų prasmė kažką keisti ir tiek savo mąstymę, kad pasiekti savo finansinę laisvę. Pasidalink, kas tai Taip, per kursas? taip, tai mes su Reda paruošėm vienos dienos kursą. Ir kodėl man atėjo tokia idėja ruošti, kad kai aš tą informaciją susisteminau ir surinkau, man labai daug kas atvėrė akis, tai tu gali irgi patvirtinti, kad gavai labai naudingos Taip, informacijos. tikrai taip. Ir jinai yra tokia paprasta, bet kartu tokia nepaprasta, nes jinai Mhm. yra labai, kaip, jinai keičia mąstymą ir jinai duoda labai aiškius žingsnius, kaip valdyti finansus ir Mhm. kaip nusimti ribojančius įsitikinimus ir kaip keisti savo mąstymą. Tai visi tie žingsniai, ką aš išvardinau, ko reikia einant tą finansinę laisvę, yra sudėti šiame kurse. Tai yra vienos dienos intensyvus Mhm. kursas, Taip. jis vyks gruodžio 8 dieną, nuo ryto iki vakaro. Ir mes nutarėm, taip nusprendėm savim, kad priimsim tik tai 10 žmonių, nes mums labai svarbu duoti maksimalią vertę. Mes tikimės, kad tie 10 žmonių, kurie ateis į kursą, bus visiškai maksimaliai pasiruošę dirbti nuo ryto iki vakaro, kad aktyviai dalyvaus, kad gautų maksimalią naudą. Ir tikrai prižadam, kad žmonės gaus labai daug naudos. Mes duosim konkrečius žingsnius, kaip valdyti finansus, kaip su praktiniais Mhm. pavyzdžiais, su visų šablonų. Tai vienas toks labai svarbus dalykas, tada bus visas mąstymo keitimas, iš to man trūksta pinigų, aš neturiu, aš niekada nepasieksiu į turtingo žmogaus mąstymą. Vat Aš galiu, aš aš noriu, galiu, aš tai, pasieksiu. Mhm. tą Ir motivaciją. Ir kokia tai turėtų būti žmogui investicija iš tai vienos dienos tokį vertingą kursą, kur supažindinsiu su pagrindiniais žingsniais, su paprasta, elementaria, bet sėlė, kaip pradėti investuoti arba kaip po truputį žengti link tos finansinės laisvės. Taip, Kokia tai tai investicija Tai, kaip ir minėjau, tai žmogui? yra labai tokie praktiniai dalykai. Mhm. Žmogus gaus visą lagaminėlį labai konkrečių plytų, iš kurių statys namą. Ir investicija į šį finansinį namą yra 97 eurai už tą visą dieną Taip. intensyvaus darbo, taip pat praktinio darbo, kur mes taip pat dirbsim su ribojančiais įsitikinimais, labai daug, sakau, teorijos, bet net ne teorija, nes tai irgi yra valdymo sistema Mhm. konkreti, ne? Ir, Ir ir kokį bonusą esam kai paruošę pristatyti, prašau?
Žinoma, turim dovaną, kadangi dabar yra juodojo penktadienio savaitė ir visi duoda nuolaidas ir mes paruošėm dovaną kurso dalyviam, kurie užsiregistruos iki gruodžio 1 dienos, sekmadienio. Um, mes suteiksim žmonėms vertybių sesiją, tai kurią tu pravesi ir aš žinau tikrai, kaip tu dirbi su vertybėm ir kokia tai yra neįkainuojama patirtis ir koks tai bus geras pasiruošimas šiam kursui, kad žmonės pamatytų, ar jie turi tą finansinę vertybę ar ne, tu taip pat paaiškins, pakalbėsi, kaip ją galima keisti ir žmonės jau tai žinodami, ko jie nori gyvenime, kas jas motivuoja, kas jas veža, kur ta finansinė vertybė pas juos. Ar Ir yra, tada nėra. paskutinis klausimas, Milda, tai kada ir kur mes susitinkam su tais 10 žmonių? Ir kiek jau žinau, kad jau pora išreiškė norą ir jau registruojasi. Tai Taip, liko jau jau. turim Tai kada ir kur? užsiregistravusių žmonių, taip, tai vietų skaičius tikrai ribotas. Ir kursas vyks jau netrukus, tai gruodžio 8 dieną, sekmadienį, visą dieną. Tai laikas bus Lietuvos laiku, mes nutarėm nuo 10 valandų Lietuvos Ir laikų iki maždaug 7 vakaro. Ir tai vyks per Zoom platformą mhm. online, tačiau mes tikrai labai norim, kad žmonės aktyviai dalyvautų, tai yra galimybė įsijungti kamerą, užduoti klausimus, dalyvauti praktinėse užduotyse. Tai tikrai būtų maksimali nauda. Tai va, tai kągi, mes Ačiū tau, Milda, kad ryžaisi ne tik mane pamokyti, bet ir ryžaisi paruošti tą kursą, o aš prisidedu su vertybėm ir startuojam. Ačiū tau, Milda, už tas išvalgas, už tą savo ėjimą tuo keliu. Ir jau matom akivaizdų pas tave pažangą finansinėje laisvėje. Tai tikrai turėsiu ko pasidalinti ir man net smalsu dar kartą išgirsti tavo patirtį. taip, mes papasakosim savo istoriją ir aš tikrai šiandien gyvenu labai įdomų gyvenimą, aš tiek daug keliauju ir tiek daug realizuoju savo projektų ir už tai aš ir noriu pasidalinti su visais, nes jeigu aš kažkada pradėjus 2 lagaminais ir mažų vaikų ant rankų sugebėjau pasakyti tai, ką pasakiau ir tu taip pat sugebėjai pasiekti tai, ką pasakyti, tai kiekvienas gavęs žinias ir jeigu yra noro ir gavęs konkretų planą, tikrai gali tai padaryti. Tai aš visada esu tokia, kad noriu veikti, pradėti, netidėlioti, o čia ir dabar šiandien pradėti veikti. Aš manau, Ir kad darom. taip, visi, kurie pasiryšę investicijai, tikrai gaus labai vertingos informacijos ir praktinių dalykų. Tai visus labai kviečiam gruodžio 8 dieną jungtis ir skaičius ribotas, tai paskubėkit ir labai laukiam susitikimo. Ir mūsų kontaktai bus pateikti prie šio Po šio video. įrašo. Taip. Registruokitės ir atsiūsime nuorodą, kaip jungtis tą gruodžio 8 dienos sekmadienį į šį tikrai vertingą kursą, su kuriuo aš jau susipažinus ir tikrai galiu pasakyti, jis man jau padeda žengti tuos tvirtus žingsnius finansinės laisvės link. Ačiū labai, Labai labai smagu. Milda. Tai rašykite redai arba man, jeigu turite dar klausimų, arba jeigu nusprendėte keisti savo finansinį kelią, finansinę situaciją. Ačiū labai. Ačiū. Iki greito. Iki.